Šiandien tai pusiau atostogauju, pusiau tvarkau šitą telį. Tvarkau, tai reiškia truputį apvalysiu ir reiktų elektroniką sutvarkyti, bet nežinau, ar šiandien dar truputį svarstau, ar nebūtų faina ją perdažyti. Kažkaip, kai jį pirkau, tai buvau taip pasiryžęs, kad nieko nemodifikuosiu. Net nežinau kodėl, bet tiesiog taip kažkaip atrodė, kad nusipirkau fainą gitarą, kurios norėjau ir nieko čia nereikės ją keisti. Pirkau dėl to, kad tuo metu patiko Blur, Koksonas kažkokiu panašiu grodavo, bet visą laiką truputį erzino, kad iš tų Affinity pigiausių pačių telių ta balance spalva nėra visai tokia kaip tikrų normalių Fenderio. Turėtų būti tokia biškai šviesesnė ir gal biškai mažiau permatoma, mažiau tam medžio matytis, bet esmė, kad tiesiog atspalvis ne to. Tas visą laiką tai biškai bagina. Dar čia yra toks istorinis lipdukas, nes prieš keletą metų čia buvo kaip ir pagrindinė mano gitara. Pirmieji Thinly Veiled Consai buvo su ją grojami, bet po to nusipirkau tą Jazzmasterį ir dabar kažkaip galvoju, kad čia labai blizga, tai nelabai matosi, bet aš jam pakeičiau nuėmėjų dangtelius į juodus, tai dabar tokia kombinacija Sunburst spalva, juodi nuėmėjai ir tas vėžlio toks rudas pigardas. Ir kažkaip ta kombinacija man visai patinka. Dar turiu Bosą, kuris, nesunburstinis, o juodas, bet visai kita irgi panašiai. Dar turiu namie Stratą, kuris šiaip buvo sunburstinis, bet jį perdažiau į tokią sidabrinę spalvą, bet gali būti, kad tas mano toks naminis perdažimas netaip ir sunkiai nusivalytų ir jis galėtų vėl tapti sunburstiniu. Ir tada, jeigu aš jam uždėčiau tokį vėžlinį pigardą ir juodus nuėmėjų dangtelius, jau kaip ir formuojasi toks, kaip būna vienodo automobilių tipo autoparkas, kas mane visą laiką kažkaip žavėjo, tai taip galima būtų su gitarom kai kuriam biškai padaryti. Tai šitam teliui sunburstinę nepadarysiu gražiai, bet juodai nudažyti tai jokių problemų. Ilgokai nebuvau studijoje, atostogavau, bet dabar grįžau, tai bandysiu pagal tokį planą tapti geresniu muzikantu. Ir pagal tą planą šią savaitę tai reikėtų analizuoti patinkančių dainų struktūras ir tada bandyti kažkaip tai, ką išmoksiu iš to, pritaikyti kokiai nors savo dainai. Šiaip porą dainų jau tyrinėjau, tai pastebėjau, kad grupė Ravionet, kurių dabar taip biškai daugiau klausiau, tai, aišku, čia žiūrėjau tik 2 dainas, bet pasikartoja toks motyvas, kad yra tipo posmelis, kur kažką dainuoja ir tada nėra priedainio, yra tiesiog instrumentalo dalis, tada vėl posmelis, tada vėl instrumentalas ir taip kaitaliojasi. Tas man visai patiko, nes kažkaip man irgi patinka taip rašyti tokias dainas. Tai šitoj, pavyzdžiui, ypač gerai matosi tokia jau net gal primityvoka, tarkim, struktūra. Šitoje biškai daugiau yra skirtingų dalykų, bet realiai irgi panašiai yra instrumentinis rifukas, tada posmelis, tada vėl rifukai, vėl posmelis, tada biškai kitokia dalis, ten kažkokio noizo, bet irgi instrumentinė, vėl pereina į posmelį ir vėl instrumentinė. O šiaip dar, kol nėra kitų grupių, bent jau nesigirdė, tai norėčiau pabandyti tokį dalyką, išnešti šitos kambario mikrofus į koridorių, arba tiesiog privert duris ir tenai pastatyti ir įsirašyti biški būgnus. Nežinau, ar kaip samplas, ar kaip kažkokius lupsus ir pažiūrėti, kaip skambės. Nepaisant prasto grojimo, šiaip skamba visai įdomiai. Bet kad galėčiau kažkaip susimiksinti ir pasidaryti samplus ar kažkaip šiaip praktiškai panaudoti, ko gero reikėtų įrašyti ne atskirai, tai be nieko, o su kokia nors jau pradėta daina.
Lyg ir visai neblogai skamba, nieko per daug nedariau, tik tai uždėjau biški kompresijos ir tokio taip distortionas, desaturationą, kad biški tiesiog susistiprintų tas erdviškumo efektas. Ir biški pastiprinu solniką su tuo tiesioginiu mikrofonu, kuris iš arti įrašinėja žodžių. Kaip ir per daug nepersistengiant, toks visai įtikinantis skambesys. Dar padariau, kad viskas mono būtų ir overheadai, nors overheadų galiausiai taip ir užsukau overheadus. Bet ir šitiem kambario mikrofam jas paverčiu į mono, nes jeigu darysiu samplus, tai sampleris bus mono ir reikia, kad vis tiek gerai skambėtų, tai bet lyg ir visai nieko. Tik tai, ne faina atsidarius duris grot, nes čiūju, kad trukdo kitiem. Įsirašiau dar pavienius samplus ir pabandysiu iš jų pasidaryti tokį būgnų mašinos kažkokį profiliuką.